Sūnaus ir Šventosios Dvasios amžius. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą ir mūsų šauksmas tave te pasiekia. Viešpats su jumis. Melskimės. Visagaliam žinasis Dieve, tu mus skatini gerbti dangaus šventųjų paveikslus bei statulos, kad žvelgdami į juos kiekvieną kartą trokštume sekti jų darbais ir šventumu. Todėl palaimink meldžiame šią statulą, skirtą švenčiausios mergelės Marijos, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus motinos, garbį ir atminimui. Tegu kiekvienas, kuris prieš šią statulą garbins ir šlovins švenčiausią mergelę Mariją, jos nuopelnų ir užtarimo dėka susilaukė tavo malonių šiame gyvenime ir amžinosios garbės danguje. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Atskira malda dar ir pagarbinti švenčiausią Dievo motiną. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. O kaip jūs minėjot, kad čia mes kapinių teritorija, kad vaikštom čia ant mirusiųjų kapų, čia palaidoti žmonės, gal kaip ir jūs minėjot, nėra mes vėlės čia vaikšto, o mes dar įsigrojame jų gyvenimą, tai amžino atveju, čia palinkėkime atskirą maldą ir jiems. Amžinai atveju duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tai šviečia. Amžinai atveju duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tai šviečia. Amžinai atveju duok mirusiems Viešpatie, ir amžinoji šviesa tai šviečia. Tegu linksite ramybėje. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, kaip ir amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Asmeniškai aš džiaugiuosi šituo pakvietimu dalyvauti kartu su jumis tokio ypatingoje akcijai. Ypatingai. Kokioj man net nėra tekę dalyvauti. Man maloniai nuvilnyja per širdį jūsų pasišventimas. Štai atnaujinti štai tokias istorinės vietas ir koplyčią. Labai norėčiau linkėti ir tuo pačiu ir linkiu, kad net ir tas lietus, kuris šiandien taip gausiai užlijo mums, tegul būna tas ženklas, kad dangus pritarė kiekvienam jūsų kitokiam šventam darbui. Ir kiekviena tokia idėja, kiekvienas sumanymas ir jūsų atliktų širdies ir rankų darbas, tegul bus visados Dievo palaimintas. Šita koplyčia yra toks tarytum ženklas, tarytum žmonėms gyvenimo stotelė. Ne vienas žmogus čia ateis savo rūpestį išsakyti ir pagarbins čia jūsų rankomis sukurtą ir dvasios įkūnytą Dievo motiną. Ir iš čia, iš tos atrodytų vietos, iš to akmens, jūsų pažadinto akmens, jūsų įkvėpto akmens, dangaus palaiminto akmens, tegul čia sulaukė, atėjo ir pasimeldė žmonės, sulaukė švenčiausios Dievo motinos globos ir Dievo apvaizdos palaimus kiekvienam žingsniui, gyvenimo žingsniui, čia besimeldžiantiems ir jų artimiems žmonėms. Ačiū dar kartą už pakvietimą ir Dievas te laimina jūsų šitokį pasišventimą ir darbą. Ačiū jums dar kartą. Ačiū. Gal galima dabar jau ir uždaryti. Tai už šimtmečius dar stovi. Yra ta vieta mūsų sakrali tokia, Dapšių kaims. Čia daugybė gimusių garsių žmonių ir tas kaims, o čia vienas iš pirmųjų Mažeikių rajone paminėtų vietų, tai jau nuo 1253 metų yra minimis ir paskiau, aišku, čia buvo bajorkaims ir čia, kaip bajorai, tai išsilavinę žmonės į daugą čia garsių tų žmonių ir iš tokių galbūt čia garsesnių būtų ir
Felix Kontrims, katras buvo dievdirbys, buvo Česlovo Kontrima, garsaus mūsų pedagogą ir dailininką senelis. O čia vėl fons, matom, garbingas Alkos kalnas, Piliakalnis Dapšių. Irgi, kad tas jau minims nuo dar prieš Kristų jau tas Piliakalnis buvo naudojams kaip gynybai, o buvo jis iki 13 amžiaus irgi, 13 amžiui jau buvo, kaip pasakyti, apleistas. Nu ir tos kapinaitės, čia kur dabar esame, iš tikrųjų čia buvo jos gražiai tokioj vietoje ir tos kapinaitės buvo laidojami nuo 19 amžiaus, žmonės, kurių negalėdavo laidoti katalikų kapinės jau savižudžiai, nekrikštai. Nu ir tas kapinaitės įrenginėjant irgi va čia dalis Piliakalnio buvo nugriauta. Už vis šitą vietą sakrali, nes va čia buvo ta akmeninė koplytėlė, o čia biški žemiau buvo ir tas dubiniotas akmuo, katras Saulės akmenį vadinam, dabar jį prie Ruzgų paštą pastatyts. Ir Alkas tas kalnas, Ąžuolaitė čia buvę, Ąžuolins tas aplinkui, visą tą erdvę kalbėjo nuo seniausių laikų apie tą kažkokį sakralų tą pradą. Ir tą koplytėlę, jeigu ją pastatė žmogus savo nepakrikštiem vaikams, va tokie iš akmens, vis tiek brangus daiktas, nes mažai kariuomenių tokių kaip ir neturim daugiau. Tai vis tiek apie tą kažkokį dvasinį pradą kalbą.